Kiekvienam menininkui, kūrėjui ir tik jam jo darbai svarbiausi, taip kaip kiekvieno žmogaus gyvenimas yra svarbiausias jam pačiam. Kaip žmogus atrodo, matome daugelis ir kiekvienas turime vertinimą. Bet kaip pamatyti žmogaus sielos grožį, kaip sklinda sielos šviesa? Ta pastebi ne kiekvienas. Taigi, gyvenimas lyg kelionė su daugybė keliukų. Visi keliaujame savo gyvenimo keliais. Jais džiaugiamės, juos atrandame. Vieni labai reikalingi – užauginti ir išauklėti vaikus, rūpinti šeima, artimaisiais. Bet yra dar vienas kelias, kūrėjo kelias, kuris skleidžia sielos šviesą. Irena Gailienė, puiki mama, močiutė ir talentinga menininkė. Kartu labai paprasta ir nuoširdi, draugiška. Ji pastebi kiekvieną kvapnų auštantį rytą, žydrą dangų, rasos gaivą, žiedų kvapus. Mato žmonių akis, anūkų šypsenas. Visuomet kieme žydi gėlės, čiauška anūkai, darbų šurmulys, karvyčių mūkimas ir kartu meniškos moters svajonės. Savo darbuose Irena sudėjusi tai, ką mato aplinkui, gėlių spalvas, džiaugsmus ir rūpesčius. Jos kūryba labai įvairi. Tapyba, mezginiai, nėriniai, gėlynų formavimas, namų interjero planavimas, o paskutiniu laikotarpiu šiaudinių sodų rišimas. 2021 m. rugpjūtį Josvainių kultūros centre surengtame šiaudinių sodų rišimo 3 dienų seminare ir įvyko pirmoji pažintis su šio meno pradmenimis. Paskaitas vedė Marija Liugienė. Mokė surišti pirmąjį reketuką. Ten, įgavusi patirties ir keletą saujelių senųjų rugių sėklų ir stimulą darbui sėti, auginti ir rišti šiaudinius sodus. Rugeliai subrendo vasaros pabaigoje. Irenos sieloje buvo daug nerimo. Visada virpėjo mintis savo sielos džiaugsmais pasidalinti su draugėmis ir bendramintėmis. Pasitarusi su šeima, sumanė surengti projektą šiaudinių sodų rišimą savo kiemelyje. Pirmieji jos pagalbininkai buvo jo šeima ir draugai, kurie 2 savaitės intensyviai dirbo parengiamuosiuose darbuose. O kai palapinė, stalai ir suolai buvo sustatyti, šeima ir draugai paruošė visą medžiagą sodų vėrimui. Šiaudelius išlukšteno, sukarpė vienodo ilgio, sudėjo dėželes, pasirūpino siūlais ir adatomis. Taip vidurdienį, rugpjūčio 12-14 dienomis, Blandžių kaimelyje, Pernaravos seniūnijoje, Kėdainių rajone, Gailių sodyboje prasidėjo gražus ir šiltas renginys projektas Šiaudų sodas sodelis. Tai draugų ir bendraminčių bendrystė, pasikalbėjimai, atsipalaidavimas, susikaupimas
ir kiekvieno žvilgsnis į patį save. Ką aš veikiu? Kuo gyvenu? Kodėl aš čia? Visų dalyvių akis blizgėjo, širdelės plakė vienu ritmu. Ir prasidėjo dvasinė kelionė, šiaudų sodų rišimas, reketukų dėlionė, mazgų mazgelio rišimas ir šiaudelių blizgesys. Kieme saulutė dalijo savo šilumą, o darbai užsitęsė iki sutemos. Kas palapinėje, kas po medžiu, kas pavėsinėje, taip šiltai ir su didelė meilė. Šiaudų sodo meno mokė Kėdainių krašto draugijos pirmininkė, karpytoja, menininkė Albina Mackevičienė. Patirtimi dalinosi Arnetų namų edukacijos pedagogė tautodailininkė, juostų pynėja Loreta Steponavičienė. Paskutinę dieną liko tik papuošti mūsų sodus ir paruošti ekspozicijai. Paroda buvo surengta kieme. Surišti šiaudiniai sodai tapo labai gražiais meno kūriniais, kurie skleidžia sukauptą saulutę šilumą, džiugina stebėtojų akis, o rudenėjant gamtai subrandinti rūgio stiebeliai įgavo gintarinius atspalvius. Parodą aplankė seniūnė Viktorija Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Pirmiausiai, sodai gražiai papuošė Pernaravos bažnyčia žolinės proga. Vėliau vyko parodos Leščių bažnyčioje, Meironiškių bendruomenės namuose, Lančiūnavos bibliotekoje, Paaluonio bendruomenės centre, Pernaravos seniūnijoje. Irena prižiūri visus sodus, pataiso trapius šiaudelius ir derina naujas parodas. Jau pasėti nauji rūgeliai sudygo ir sėkmingai peržiemojo. Menininkė brandina mintis naujam projektui, kuris apims daugiau dalyvių. Tai tik maža dalelė pastebėjimų apie Kėdainių krašto dailės draugijos narę, menininkę, tapytoją, šiaudinių sodų rišėją, meno entuziastę ir puoselėtoją Ireną Gailienę. Sodų rišimo tradicija jau yra įtraukta į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Kabantis, besisukantis sodas teskleidžia ramybę, darną ir magišką apsauginę galią.